Jeigu nori eiti ilgai, visada eik ne vienas, o kartu su komanda. Ne vienas tu gali viską greičiau padaryti, bet kartu su komanda tu gali kur kas daugiau. Esu Albertas Maskaliūnas, įmonėje dirbu jau 3 sezonas. Labai retai, kada važiuoju pas galutinį vartotoją ūkininką, tačiau distributorių turim taipogi daug. Tai mano pagrindas yra darbas su distribucija ir naujų veislių ieškojimas ir įvedimas į Baltijos šalis. Kuo didesnė įmonė, tuo daugiau biurokratijos, tuo daugiau darbo prie kompiuterio, tuo daugiau suderinimo, tuo daugiau skirtingų lygių, su kuriais turi susitarti, tai natūraliai tas kainuoja laiką ir to laiko malonumam lieka mažiau. Seniau žaisdavau labai daug tinklinio ir tinklinės atsirado mano gyvenime, kai man buvo gal 14. Tai nebuvo nuo mažų dienų, bet užsikrėčiau nuo savo pusbrolių, nuo savo miestelio draugų, kurie žaidė. Tai pasikvietė, niekada aš nebuvau ir nesu mėgėjęs kažką daryti vienas, man visada reikėjo komandos. Ir tinklinis tiesiog ir natūraliai taip atėjo kaip komandinis žaidimas. Ir man visada smagu turėti gerą komandą, gerą užnugarį. Tiek draugų, tiek artimų šeimų, tiek to labiau ir darbo šeimų. Jeigu vienas iš 6 kažką ne taip padarys, tai dažniausiai visa komanda kentės. Tai susišnekėjimas, komunikacija, bendro tikslo siekimas čia atsirado tokie kaip ir prioritetai, pagrindas, ką irgi labai gerai pavyko vėliau pritaikyti ir asmeniniam, ir darbo aplinkoje. Per tą karjerą ganėtinai nemažai tų medalių susikaupė. Bet, kaip ir sakau, visada buvo pats įdomiausias procesas to tikslo siekimim. Tai kiekvienas medalis yra tam tikra žyma tavo pasisekime, tai komandos sėkmės kažkoks pažymėjimas. Tai, kaip ir sakau, visada smagiausia buvo to bendro tikslo siekti. Šiai dienai geriausias hobis ir toks galvos pravalymas tai yra išlėkti į laukus, sėsti į tą patį traktorių ir padaryti kažkokį gerą darbą. Vairuoji? Tai žiūrėk į kelią, kur tu vairuoji. Čia vairuoja, va, šonu. Metiesi ausinukus į ausis, pasileidai muziką ar audio knygą ir važiuoji ir tiesiog negalvoji apie nieką. Dėkingas greičiausiai krikštatėviui, kad nepabaidai ir sakė, pabandyk, gal patiks. Tai save iš dalies tikrai atradau, nes norėjau studijuoti kineziterapijos sporto. Neaišku, kur būčiau dabar, bet turbūt kiekvienas mes turim kažkokį tam tikrą gyvenimo tikslą, ne? Ir kartais gali būti, kad jisai nėra aiškus šiai dienai. Tiesiog turbūt nereikia bijot, bandyti ir iš tikrųjų atrasim, kas mums skirta.